matyti nuo pačio atidarymo su pirma grupė. Prieš maždaug pusantrų metų buvau vienam seminarė skirtam sportininkams, kur pradėjau treniruotę pažintinę apie CrossFit. Darėm workoutą, man labai patiko, užsikabinau, bet aš sportuoju. Tai pagerėjo savijauta, aišku, fizinis galimybės, pasikeitė laisvalaikio praleidimas, jis tapo aktyvesnis. Tai patarčiau negalvoti atsisakai ir pradėti pagaliau. Ir nuo pirmos treniruotės pradėti varžytis su savimi, ne su kitais, nes tik taip galima greičiau tobulėti ir tai būtų tokia kaip traumos prevencija. Tai mėgstamiausias veiksmas būtų muscle upas, nes jį galima daryti belin kur, ant skersinių, ant žiedų, ant virvių, ant medžio šakos. Mėgstamiausias benchmarkas būtų Murphas, todėl kad dar po jokio kito workouto nesu tiek išsikrovęs ir nesijaučiau bejėgis kaip po šito. Pagrindinė mano veikla yra sportas, crossfitas, tai nelabai lieka laiko kitiems dalykams. Didžiausias pasiekimas tai būtų gyvenimo kokybės pagerėjimas. Ir kai prasideda workoutas, aš nebegirdžiu muzikos, tai man nesvarbu, kas groja. Dažniausiai žmonės nustebina tai, kad aš groju smuiku.